Pirmame puslapyje nupaišyta šitą sparnuotė vadinama, kuri čia yra čia Kijevo gamybos senas dalykas, jos toliau yra dar pateikta į žymiai. Va čia parodyta, ta formulė užrašyta, nu čia toliau parodyta, kad galima tai daryti giliau grėžinyje. Jeigu mes padarėm grėžinį per strypą, galime giliau padaryti šitą bandymą. Tai čia visa ta įranga. Toliau kas dar paduota? Paduota pocket vein, kišeninį sparnuotį, žymiai mažesnių mastelių iš katalogos čia ir panašiai, kad užsidėjęs galite. Čia dar pabandyta labai blogas brėžinys tamsus yra, kad galima atsivežus struktūros nesuardymą laboratorijai pabandyti. Tokį aš dariau bandymų, kada teko dirbti besivystančioj šaly, Afrikoje. Dabar toliau yra jums, kaip lietuviškai pavadinti, nežinau, špargalkė, tai paraštukė, kaip? Kažkoks yra tokį man sakė, tai čia yra lygiai vėl ta pati formulė įdėta šita formulė ir yra paskirstimas pagal jautrumą struktūros ardymui tą rodiklį, kad gruntai skirstomi nejautrus, labai jautrus, ypač jautrus struktūros ardymui. Tokia lentelė įdėtos tos dvi kreivės ir skaičiavimas, kaip atliko prieš tai kažkokią grupę, jūs galėsite sekti pagal savo duomenys. Nu, čia tai tas nebūtinas puslapis kartu. Dar vienas momentas, kad, kaip žinote, Europa ruošia standartus visoms gyvenimo sritims, yra tokie senai, Comet in European Normalization. Mes esam, kai pasakau šitą pavadinimą, tai juokiasi studentai, LSD tai yra šito... LSD tai yra šitas Lietuvos standartų departamentas, yra narys seno ir mes dalyvaujam standartų ruošime. Ir šitas paruotės standartas europinis dar nėra paruoštas, bet yra šito ISO irgi iš standartų 3 puslapius aš čia jums įdėjau. Na, ten rekomenduoja, kad aukštis būtų 2 kartus didesnis sparnuotis negu kad diametras, todėl šita formulė žymiai supaprastėja. Palieka tik tai vienas ir žymiai paprastesnė. Čia jį yra įdėta. Jeigu būtų tokia įdėta žurnalas, kaip pagal standartą numatoma, pagal tą europinį pildyti žurnalą. Ir pagaliau aš įdėjau kelis paveiksliukus pocket penetrometer. Va šitas penetrometras gali būti kitokiai formai. Tai tokią medžiagą jūs gavote, kurią pasinaudosit, galite įdėti vienas prie vieno ir pridėti savo skaičiavimus. Ir važiuojam dabar, žiūrėkite, kils. Kyla, kiek dabar yra centimetrų 6, sakykime, ne, dar ne 6, 5, nieko nereikia, 6, 5, maksimumas pasiektas, kiek? Nu, 5 gal, nu, 6 pusė, o dabar, kai nukirpsiu, žiūrėsim, ne, nebus tiek, kiek kai nukirpom, kad tik tai 1,5 čia liko. Ir vienas netik, tai vienas nukirpus. Reiškia, rašote. Tai maksimum yra, tai maksimum yra 6 padaugyta iš 10 lygu 60 kilonewtonų padaugyta iš metro. 60 kilonewtonų padaugyta iš metro. O T yra 15 kilonewtonų padaugyta iš metro. Matote, kai 60 padalinsite iš 15, gausite ST4 maždaug. Nu, nors galite T dalinti, galite CU dalinti, nesvarbu. Dar atliekam dar antrą bandymą. Žiūrime, kyla. O, visgi daugiau, ne. Čia bus kokia šaknis jau. Net 8 pakilo.
kai nukirpo, gavosi 2. Matote, kad čia yra 2 maždaug. Tai būtų 80 ir 20, antras bandymas. Taip, dabar dar pabandysime su kita mašina. Tai būtent ypatingai sudėtingų kombainų. Ir esmei pamažu. Neskubėdama. Paprasčiausiai, va. Čia man atrodo, tas labai juokingas. Pabandai. Gerai, ištrauk. Ir dabar paskaičiuok, kiek čia tau rodo, gal šitai paskaičiuojasi. 2 megapaskalių. 0,4 megapaskalių. Slėgiai. Arba tada bus 400 kilopaskalių. Arba jeigu norite 400 kilonewtonų metrą kvadratinį. O ir jūs staigiai tokio, netiesioginių metodų, tokio, kaip pasakyti, indirect rašo. Metodų nustatėte. Dabar kitam taške dar pabandom. Ot šitam pavadinti. Atstumkite raudoną. Va, ir tas raudonas rodo, kokia maksimali jėga buvo. Nu, va. Parodykite. Vėl žirnys papuolė. Nu, kiek čia gavosi ratų. 0,6. Jau čia viskį stipresnis. Nu, dar trečią pabandom kur nors. Kur dar? Ką? Pabandyk čia. Nu. 0,7. Kuo toliau, to stipriau. Tai o štai gaunam tą rodiklį tiesiogiai. Viskas iš tų bandymų.